Sveiki visi, su jumis Ingrid, neurografikos specialistė. Ir po ilgo laiko tiesiog nusprendžiau, kad reikia sugrįžti ir daryti vėl video. Tai žinokit, jeigu bus biškiuką klausit, tai nepykit. Iš tikrųjų, tie, kurie nori paklauso, tai paklauso. O tie, kurie neurografai piešia, tai labai rekomenduoju pasiimkit vandens ir tikrai vandenuką pagerkit, nes tema sugalvojau norai. Iš tikrųjų, buvo tokia mintis įrašyti šitą prieš Velykas, bet po to pagalvojau, kad Velykas yra šventas reikalas ir greičiausiai jum ne iki piešimo bus. Tai va, tai užrašot temą norai arba pasiimkite vieną norą, jį įvardinkit taip, kaip jūs tiesiog suprantat. Tiesiog labai rekomenduoju padaryti 2 minučių praktiką, tai reiškia užsideda timerį ir parašot mažiausiai 16 žodžių. Tai reiškia ir daugiau tų žodžių. Jeigu per 2 minutės iš karto parašėt, tai jums ta tema aktuali. Jeigu ne, tai žinokit, net nevarkit, pasiklausykit ir kada pribės, tada ir padarysit. Tie, kas moka, gali padaryti dar vadinamą ASO. Tai yra algoritmas, kada nuėmė visi, kaip pasakyti, ribojimai ir visa kita, o kitaip sakant, labai paprastai žodžiais tie, kas moka daryti išmetimus. Vatuosi. Supratote, ne? Tas, kas suprato, tai suprato, jeigu nesuprato, tai jau čia yra, ieškokitės neurografo instruktoriaus ir praeikit mokymus ir tada viską žinosit. Tai va, tai dabar norai. Pasiėmėt vieną norą ir jį tiesiog piešint kiaušinį arba gulšę, arba jūs galite lapą pasimti šitaip. Aš neimu todėl, kad tada reikia man pakeisti visą konstrukciją, kuri rašo. Tai va, tai aš darysiu apskritimą tokį. Jūs prajauskit, kokio didumo tas kiaušinis. Va, ir viduje centre yra tas vadinamas trynys, tai yra jūsų noras. Jūsų noras, galite jį pasirašyti, įvardinti. Aš mėgstu ant piešinių rašyti ir jūs tai jau matėt ne vieną kartą. Aplinkui jūsų norą, tai yra, kaip yra trynys, yra baltymas. Tai iš tikrųjų tas baltymas, tai yra, kaip čia jums pasakyti, tai yra mūsų įsitikinimai, kurie yra pasąmoniai ir todėl juos dar laiko lukštas. Ir neseniai buvo pasirodę netgi straipsnis apie kiaušinių dažymą ir ten labai gražiai buvo parašyta mokslininkas toksai pastebėjimas, kad lukštas tai yra tiesiog apsauga, plonytė apsauga, tam, kad jeigu ten vystosi, pavyzdžiui, viščiukas ar gaidžiukas, maža gyvybė, ar ten kažkoks tai strūtis ar dar kažkas, tai, žodžiu, iš kiaušinio, tam, kad apsauga apsaugoti tą periodą, kada jisai visiškai subręsta. Taigi mūsų lukštas yra tas periodas, tam, kad, mano kiaušinis toksai, gavosi įdomus, tam, kad subręstų noras ir kad jisai praeitų visus įsitikinimus ir tiesiog aš gaučiau rezultatą. Tai va, ką dabar darysim, kadangi yra tokia koncepcija, piešim neurografinės linijas ir klausim savęs, klausimų labai paprastų, ką aš turiu, nes tam, kad noras jūsų išsipildytų, yra labai svarbu veiksmas. Ir čia labai paprastas tas skaitinimo algoritmas, tiesiog pieškite neurografinės linijas su klausimu, ką aš turiu padaryti, kad visi tie įsitikinimai, visas tas lukštas, tas laikas pagreitėtų, kad mano noras išsiplėstų ir jisai pereitų ir būtų įgyvendintas. Taigi piešiam neurografinės linijas, ką aš turiu padaryti, kad mano noras išsipildytų. Kokius aš turiu padaryti veiksmus. Man iš karto turi būti kažkokie tai resursai. Čia resursų man reikia, tam, kad mano noras išsipildytų, man asmeniškai kažkokį tai reikia resursą, ką aš turėčiau dar, ir mano konkretus noras įsipildytų. Nežinau kodėl, bet pas jūs galbūt kitaip. Aš tiesiog atėjo mintis, aš ją į apskritimą. Tam, kad mano noras įsipildytų, man reikalinga energija. Ką aš dar turiu padaryti? Žodžiu, aš taip suprantu, man reikia šį planą kažkokį tai veiksmų susidėti ir pasidaryti veiksmų planas. Energija. O čia veiksmų planas. Veiksmų planas. Ir kažkodėl tai man išlindo askezė. Ir jinai pereisim kažkaip tai šitą zoną visiškai nuneškim. Iš resursų į veiksmų planą. Ir man čia norisi. Aš galvoju vis apie tą vieną tokią askezę. Jeigu parašysit man mažiausia kokie 5 žmonės, kad tikrai komentarą pašyto, kad tikrai norit gauti trafaretą, kaip taisyklingai, arba visą instrukciją, kaip taisyklingai daryti askezę, kaip kreiptis į visatą, tai aš tikrai pasidalinsiu, bet man reikia, kad jūs man po šituo parašytumėt komentarus po šituo video. Kol jūs neparašysit, tikrai aš nesidalinsiu. Nerodysiu iniciatyvos, aš noriu, kad iniciatyvą jūs irgi parodytumėt, kad jums tai irgi reikalinga ir aktualu. Tai va. O dabar neurografai tiesiog žino, kad reikėtų suapvalinti ir daugiau linijų. Aš tikrai daugiau linijų nepridėsiu, todėl kad čia man jau apskritimo ganas 1, 2, 5, 6, 7 sočiai. Linijų tikrai nenoriu daryti ilgų video, jūs šitą žinot, kad aš nemėgstu ilgų video. O tie, kas tiesiog būna, žinau, kad keletą žmonių, kurie tiesiog nepiešia, o tiesiog žiūri ir klausosi. Tai tie, kurie tiesiog žiūri ir klausosi,
Tiesiog rekomenduoju užsiduoti coachinginius klausimus, kokius veiksmus aš turėčiau atlikti ir pradėkite nuo tiesiog veiksmų plano, mažų žingsnelių, kaip jums tuo metu atrodo. Ir geras planas yra tas planas, kuris yra laiks nuo laiko koreguojamas. Ir vėlgi klausykite savo vidinio vedlio, tai yra intuicijos. Jinai geriausiai žino, o tie, kas piešia, žiūrėkit savo pojūčius, tai irgi jums pasakys, kaip ir ką daryti. Judėti. Galite tiesiog, galėsiu kitą video, jeigu galbūt ir greičiausia padarysiu. O gal ir nedarysiu, nežinau, aš dar neapsisprendžiau, nenoriu prisikalbėti. Veiksmų planą, nors man šiandien ir ryte čia jau bręsta toksai didelis darbas atsisėsti ir veiksmų planą susirašyti vienam dalykui, kurį ir labai svarbu nuspręsti. Va. O Facebook puslapyje dabar dalinuosi labai norėčiau, kad atkreiptume dėmesį ten, prašom, dalinuosi labai paprastomis praktikomis. Jos iš pirmo žvilgsnio atrodo labai paprastos, bet kai reikia daryti, tai visame paprastume slypi didžiausia jėga. Galėsit pasidaryti, pastebėkit. Ir labai prašau, kad žinočiau, kad jūs tikrai jums tai yra įdomu, aktualu, labai rekomenduočiau ir labai norėčiau, kad jūs dėtumėt patiktukus taip vadinamus laikus. Tiesiog, kad aš žinočiau, ar aš einu teisingai kryptimi, nes tai, kas man įdomu, gali būti jums visai neįdomu. Tai va. Ok, taigi. Mes tiesiog sapnavome. Ir aš pereisiu dar spalvindama. Aš mėgstu po video pereiti dar įdomiai taip. Dar patiko, man galiu pasidalinti tam, kam aktualu tas, kas piešia prieš šventes. Man nereikėjo ten į tą, pavyzdžiui, parduotuvę vadinamą Lietagą. Tikrai nereikėjo, bet iš smalsumo aš ėjau. Nu, tiesiog. Ir didžiausiai nuostabai Lietagra pardavinėja va tokius va markerius už labai simbolinę vadinamą kainą 55 centai. Aš buvau nustebusi, nes aš paprastai markerius perku, kurie jau kainuoja virš euro. Ir čia mano geriau nustebimai. Tikrai pakankamai kokybiški ir geri markeriai. Aš buvau tikrai nustebusi ir labai dėkinga markeriu. Tai va, dabar grįžtam, biškį į temą pašnekėjau, bet vis tiek kažkodėl tai vadinasi reikia, jeigu aš jau šitą informaciją pasakiau. Dabar taip, tie, kurie piešia ir tie, kurie nepiešia, ypač tie, kurie nepiešia, galite išbandyti norams veiksmą padaryti labai paprastą. Pas mane tenais puslapyje yra dėkingumas sau. Galite kurį laiką, pradedant, visai geras periodas, padaryti dėkingumo praktikas ir parašinėti kasdieną dėkingumą norui. Vat, kaip kad būtų jisai išsipildęs tas jūsų noras, aš nežinau kas, pavyzdžiui, imam būstas. Noriu kažkokio tai būsto ar dar kažko, nežinau, ar atostogų. Gal atostogų, iš šitoj vasaros visai sezonas. Tai va, ir parašykit kiekvieną dieną 5 dėkingumus, įsivaizduojam, kad jūs jau šitą turit, pavyzdžiui, ar būstą arba atostogas. Ir už naudą tą, kurią jūs gavot. Pavyzdžiui, jeigu atostogos, tai ir taip, aišku, pailsėjot, pamatėt, pabendravot, o gal visiškai nebendravot, gal jums to reikia, visiškai nebendravot, aš nežinau. Bet kiekvieną dieną padėkokit savo už tai, kad jūs viršitavo norui, už tai, kad jisai yra. Šitą norą. Galbūt jisai, tas jūsų noras labai atliepia jūsų kažkokį tai poreikį. Tiesiog. Pažaiskit. Aišku, periodai labai yra, žinot, dėkingumo piešimo periodai yra, rašymo, tai yra, atsiprašau, galima ir piešimą pasidaryti ant A4 formato. Tai yra tokie banknotėliai pirkti. Galite kiekvieną rytą papaišyti savo norą, dėkingumus tiksliau norą. Svarbiausia, kai rašot ar piešat dėkingumus, yra labai svarbu prajausti. Gerą emociją patirti. O aš baigiu suapvalinti ir kažkodėl tik keistai, kuo tolyn, pavyzdžiui, energija, tai net aš sulėtinau, įdomiai, pastebėkit, kas vyksta su jūsų vidumi, kaip jūs jaučiatės su tuo. Ir man tiesiog net nežinau, pavyzdžiui, dabar apvalinau resursą
Ir man visai net nesinori, žinokit, su jumis bendrauti, kalbėti. Bet bus keistai atrodys, jeigu aš nieko nepasakysiu. Nors turiu įdomią svajonę, tikrai svajonę turiu, sumanimą tiesiog. Tai darydavo viena tokia instruktorė iš Izraelio, labai faini moteris. Jinai yra dariusi, pavyzdžiui, 21 dieną. Kiekvieną dieną ant to A3 formatėlio mažo piešdavo vis kitą algoritmą. Nieko nepasakodavo, nieko nesakydavo, visiškai tyloje. Ir atrodo, taip, labai įdomiai, labai įdomus potyris, atsidarai video, žiūri ir jokio garso, įsivaizduojam, jokio garso. Tai va, okei, tai vis dėlto mano veiksmų planas beveik susilietė su mano noru ir mane tas labai taip įdomiai. Okei, tai žinokit, aš kaip visada suaktyvinu tik tai su viena spalva, tam, kad, tiesiog tam, kad ir suprantu, kad viskas nuo mano ne vieno veiksmo, o veiksmų komplekto priklauso, kaip aš turėsiu rezultatą. Ir tam rezultatui man reikės tikrai, tikrai dalykų, kurių man reikės. Jo. Ir tas veiksmų planas, kuris pas mane galvoje, turi būti ant popieriaus. O kodėl ant popieriaus? Todėl, kad kai rašot, aktyvinat savo neuroninės jungtis, dar daugiau, kūnas atsimena, tai vyksta savotiškas programavimas. Savęs programavimas. Ką, piešiam lauko linijas. Ir mano centrinė figūra, nežiūrint, kad tema yra noras, bet mano centrinis dalykas yra veiksmų planas. Nes be veiksmų aš negausiu tai, ko aš noriu. Tai va, aš dar su šituo padirbėsiu, galutinį rezultatą išdėsiu Facebook komentare, kaip atrodo, nes aš turiu čia dar kas veikia. Taigi, o aš iš jūsų laukiu 5 mažiausia komentarų, patiktukų ir jeigu ką, pratęsim šitą dalyką. Jeigu jums tai aktualu, rašykit, kad aktualu ir kas jums aktualu. Lauksiu. Su jumis buvau aš, Ingrid. Ate.